Labą rytą visiems medituojantiem šeštadienį anksti. Nu, nelabai anksti, bet vis tiek. Turbūt dar kiti miega. Tai geros meditacijos visiems. Gal yra kas norėtų pravesti meditaciją? Okay. Tada. Mhm. Taisom patogiai. Steisė, ar jūs girdit mane gerai, kad žinočiau, ar girdisi? Tiesiog parodykit, matosi. Ok, gerai. Mhm. Įsitaisom patogiai. Stuburą truputėlį keliam į viršų, kad nebūtų visai nors smukęs. Kojas arba ant kėdės sėdint tiesiai žemyn, arba sukryžiuojam pusiau lotoso pozą. Pirmiausiai užmerkim akis ir perkeliam dėmesį į savo vidų. Ir paprašykim, kad mūsų vidus pasiruoštų meditacijai, kad niekas, nei protas, nei jausmai, nei kažkokie planavimai, niekas netrukdytų mano meditacijai. Ir perkeliam visą savo dėmesį į širdį. Nereikia nieko sakyti, nieko daryti, tiesiog dėmesys širdį. Dėmesį į viršugalvį. Kad mūsų ego netrukdytų medituojant, kad nebūtų daug minčių, kad nebūtų tokio, kad atsirastų nuolankumas, savo viduje galime paprašyti, kad visur esanti energija, kuri mane geriausiai žino, prašau, tegul jinai veda meditaciją. Prašau, pravesk mane meditaciją. Prašau, subalansuok, sustiprink, kaip nors taip atiduoti visą atsakomybę, visą procesą tai visur esančiai dieviškai energijai.
Dėmesį laikome į patį galvos aukščiausią tašką ir nieko daugiau nereikia daryti. Dabar kairys delnas lieka atverstas, nukreiptas į Šrimatadži nuotrauką. Dešinį delną uždėkime į kairį svadistaną. Į tą vietą, kur pati apačia kairės kairio šono apačia. Kampas tarp kojos ir tarp pilvo. Truputėlį pirštais galim paspausti tą vietą, kad pajaustumėm. Dėmesį laikom truputį ten ir virš galvos. 2 taškus laikom dėmesį visada. Nereikia nieko galvoti, stengtis, tiesiog laikom dėmesį. Puiku. Dabar apkabinam kaklą su pačiu delnu, dešiniu delnu iš kairės pusės. Pirštų galiukai beveik liečia stuburą, arba liečia stuburą. Pasukam galvą truputį dešinę ir taip pat priglunda delnas prie viso šito centro. Šitas centras blokuojasi nuo kaltės jausmo, nuo savigraužos. Ir kai jis atsiveria, jis duoda mums būti galimybę dinamiškais, mums duoda galimybę jausti ribas bendravime, veiksme savo, noruose, mintise. Labai svarbus centras, kuris sukaupia įtampą ir duodam vibraciją iš tam centrui, tegul teka, nieko nereikia daryti. Abu delnai ant kelių, atidarytais pirštais. Ir dėmesį kelis kartus pravesim pro visą stuburą, nuo pat apačios stuburo iki pat viršugalvio. Jeigu kas galim tiesiog dėmesiu tai daryti. Kad būtų lengviau, galima ir su dešiniu delnu pravažiuoti, tarsi keliant tą kundalinę energiją per visą stuburą ir jausti, kaip dėmesys eina stuburu kartu su ranka. Ir pabaigus kelti, uždedam
truputį palaikom ranką virš galvos, ant viršugalvio ir nuleidę ranką dar keletą kartų. Pajauskite, kiek kartų jums to norisi padaryti, kiek jums to reikia, kad tas dėmesys ir kundalinė energija tikrai pakiltų viršugalvį. Jeigu ateina mintis, kažkokie vaizdiniai galvoje, tai nukreipkit juos, nusiųskit tiesiog į patį aukščiausią galvos tašką. Jeigu kažkur yra nepatogumas, gal kažkokie skausmai, kūno dar kas nors įtampos, tai irgi nukreipti į viršugalvį, kad tas, kas trukdo, irgi susijungtų su tuo aukščiausiu, svarbiausiu centru. Ir į delną nukreipkime štrimatidžio nuotrauką, dešinį delną centrą užteikime ant pačio aukščiausio galvos taško ir truputį prispauskim, kaip per pirmąją meditaciją. Ir pagal laikrodžio rodiklę neskubėdami pamasažuojam. Ir dabar kiek išeina nuoširdžiai, paprašykim štrimatidžiai, sustiprinkit mano jungtį. Prašau, sustiprinkit jogą. Prašau, atverkite stipriau, daugiau, plačiau mano šitą centrą, kad galėčiau mėgautis pusiausvyrą kiekvieną akimirką.
Puiku, nuleidžiame delną, dėmesys liks ten, kur masažavome ir dar keletą akimirkų pabūnam tiesiog su dėmesiu tą vietą. Leiskime energijai tekėti, netrukdom jai savo galvojimu. Mes niekur neskubam. Yra tik šitas momentas. Dar liko truputėlį įtampos kairioje viršūnė čakroje, kur mes laikėm ranką. Dar kartelį padarysim dabar tokius kaip pasukimus. Tai pirštų galais tarsi suktumėm, išsuktumėm tą centrą. Laikom dėmesį virš galvos, ne pačiam sukime. Ir kažkiek kartų pasukę tiesiog tarsi numestam žemyn. Taip nupurtam ranką. Ir dar kartelį, ir dar kartelį. Jeigu ten yra kažkokia įtampa, tegul jinai išeina su to numetimu. Ir tas sukimas, vibracijų tikėjimas per mūsų pirštus į tą centrą, tarsi išsuka, tarsi sustiprina, duoda energijos šitam centrui. Kai mes valom savo centrą, tai tuo pačiu stiprėja ir mūsų namų, mūsų aplinkos, šeimos, mūsų miesto, šalies tas centras. Mes netiesiogiai esame visada susijęs energetiškai su visa aplinka. Todėl tai visiškai gali būti ne mūsų įtampa, ne mūsų kaltės jausmas, gali būti globalus, kolektyvinis. Tai išvalykim ir tada kolektyviai irgi žmonės jausis geriau. Geriausia išsukti šitą centrą būtų su dešinė ranka, sukant kairiai pusė, nes kairė ranka gauna vibracijų, dešinė yra aktyvi. Puiku, padedam abi rankas, patikrinam, ar yra pusiausvyros jausmas, ar yra dėmesys virš galvos. Dabar su rankom ir su dėmesiu pakelsim kundalinį, padarysim apsaugą.
Dedam rankas, padėkojam už meditaciją. Padedam delnus ant kelių, dar atverstais delnais į viršų. Ir kai atsimerkiam, galim truputėlį pažiūrėti Šimadažio nuotrauką ir pastebėkit, kad dėmesys atsimerkus nedingtų. Jis vis tiek būtų virš galvos. Kad mintis neįsijungtų, kai atsidaro akis. Ir taip, tęsiant meditaciją atvirom akim, tarsi tokia pasyvia meditacija. Kelias minutės dar paklausom muzikos ir patikrinkim, ar mes galim muzikos klausyti, negalvojant, leidžiant tai muzikai tekėti per mus, stebint dėmesį iš galvos ir jausmą ant pirštų, ant delnų. Tai bus neilgai, 3-4 minutės, bet paklausom visi kartu, kad būtų tokia kaip pabaiga meditacijai.
Dabar kairį delną atverstą turim, dešinį virš galvos. Pastebėkim, kokie yra pojūčiai viršų galvos. Delno centre. Ir padidinam atstumą, priartinam. Pajausit, kur labiausiai, intensyviausiai jaučiasi. Keisim rankas. Pastebėkim pojūčius ant abiejų delnų, kai mes montuojam atverstais delnais. Stebėm vibracijas, bandom pajausti, tai
dėmesio iš kad turim neprarasti. Dėmesys į tai, ką jaučiam ant delnų ir virš galvos. Dešinį delną galime uždėti ant širdies, centrinės širdies, ten, kur yra mūsų apsauga, mūsų imuninė sistema, saugumo jausmas. Paprašykim, kad mūsų visa subtili sistema, mūsų čakros, mūsų kanalai, mūsų būsenos būtų apsaugota nuo išorės, nuo kitų dirgiklių kažkokių, kad visa tai būtų saugu ne tik meditacijos metu, ne tik namuose, ne tik ramybėje, bet ir veiksme ir susitikimuose. Prašykim, kad būtų ta stipri apsauga. Sudėkim delnus, padėkokim už meditaciją, nusilenkim savo dvasiai, nusilenkim visiems.
nusilenkime mokytojai, visur esančiai energijai. Ir po truputėlį baigiame meditaciją. Jeigu kas nors norėtų paklausyti šitą koncertą pilnai, turėtumėt noro, tai aš dėsiu nuorodą į susirašinėjimo tą langelį. Labai geras koncertas, labai tikrai kokybiškas. Ir garsas, ir instrumentai labai geri meistrai, tai galima pasimėgauti. Kągi, gerbėmieji, gero šeštadienio ir sekmadienio, gero savaitgalio. Ačiū, Steisa, kad buvo įsijungus kamerą, atrodo, kad buvau ne vienas. Taip, ir ar gerai pametavot? Ačiū Jums. Šiaip aš turiu ten tokių naujienų, kažkada papasakosiu, gal šiandien žygis 13-osios, išeinam į žygį. Ir tokių turėjau, kažkokių kaip mistika kažkokia. O, papasakokit dabar, ko čia laukti, pasakokit. Dabar. Aš žinokit, net man pasakoti atrodo, ar aš tikrai taip įvyko. Čia vieną naktį, prabundu kaip visada ir, matau, kad jau neužmigsiu. Aš taip jau atsiguliau kažkaip ir truputėlį taip kaip ir pamedituoti, nusiraminti, kad galėčiau užmigti. Taip. Ir taip kažkokia ta mintelė dėl tos skandalinė energetikos. Ir man staiga toks į dešinę akį, reiškia toks lyg tai kvietimas atkreipti dėmesį, lyg tai trauka kažkas tiesiog ir aš. Taip, ir man tada, nežinau, kas čia įvyko, ir aš supratau, kad ko gero mano dešinysis kanalas buvo užblokuotas, todėl, kad aš blogai matau dešinę akim, blogai girdžiu dešinę ausim, dešinės rankos petys čia yra sunkiau lankosi, dešinės kojos kelėnas tas. Ir man toks kažkur tai, jau čia ne mano, kažkur mintis atėjo iš kažkur tai. Ir tada aš taip guliu, ir man tada, nežinau, ar čia galėjo tikrai tai būti, man kaip kažkoks kibiras, kaip kažkoks pliūpsnis į galvą ir visas tas pliūpsnis, aš jaučiu, kaip teka per visą mano aš įsigandau, sakau, gal jau čia mano siela gal išeina. Tiesiog jaučiu, kaip, nežinau, kas tai buvo, bet kažkas tokio ir per visą nutekėjo. Tai aš paskui savo priėmiau išvadą, kad čia yra dešiniojo kanalo atsidarimas. Ir šiandien. Nuo viršaus pradėjo tekėti, ar ne? Taip, nuo pat man čia kaip lyg tai kažką užpylė kibirą kažko tai. Ir man taip, bet aš jaučiu, kad aš išsigandau, eina per visą mano tą iki pat apačios. Tai aš priėmiau kaip šitą. Ir šiandien aš jau nežinau, anksčiau tai aš uždės jausdavau, kad tik delną, dabar tą jau vėjelį lyg tai kažkokį tai jutau. Ir nežinau, ar čia gali būti, kai keliu, ar tą vėją aš sukeliu, ne kažkiek tai. Bet jūs galite daryti ir be rankų, pažiūrėti, koks yra jausmas. Nes puikiai galima daryti be rankų. Ir tada labai jaučiasi. Tai aš tada tą miegodama matyt kažkaip, man tiesiog buvo tas ženklas. Jo, bet manot, kaip yra, kartais reikia, kad žmogus pribręstų ir užsinorėtų arba pats nukreiptų dėmesį. Žinot, nelaukti, kol čia praves kas nors, bet vidury nakties pati kažkaip atkreipė dėmesį ir pukšt ir įvyko. Čia kaip, kad tai buvo apie 4 valandą, tai aš paskui dar šypsoju, sakau, tai čia kaip jogos kelias medituotis. Aš taip guliu, irgi tokia, be jokių pakėlimų, bet tipo medituoju, aš taip padarau, kartais užmiegu. Tai bet man tai iš tikrųjų buvo. Ir dar, aš iš viso jau prisifantazuosiu, aš kai tikrinau akis, čia paskui turėjau truputį tokią korekciją ir antrą kartą turėjau eiti. Tai man tikrina tą regą ir aš su dešiniaja matydavau tik pačią aukščiausią tą liniją tų ženklų. Aš ir pirmą, ir antrą, ir trečią matau.
Tad gydytojas sako, bet jūs geriau matot. Nu, sakau, geriau. Aš nežinau, ar čia gali būti tokių stebuklų. Ne, tai čia ne stebuklas, man neskamba kaip stebuklas. Man neskamba kaip stebuklas, žinokit, teisė čia yra, kaip čia pasakyti, taigi nervų sistema tai nestebuklas. Taigi viskas, pavyzdžiui, mano mama yra gydytoja, tai aš jos klausdavo, pavyzdžiui, ten tėčiui infarktas, nuo ko, nuo to ir to, o kas tada, o tas nuo ko. Ir galų gale viskas sueina nervų sistemą. O ką medikai žino apie nervų sistemą, nu tiesiog nervai. Ir kaip atsimenu, kaip ir tikrai mano mama yra gerbiama gydytoja, labai daug žmonių išgelbėjusi, sakyta, tai kai klausau apie nervų sistemą, tai sako, nu nervai, nu vytai, nu tai gamtoj, nu tai masažai, nu tai, nu poilsis, nu žodžiu, nelabai ką turi pasakyti, suprantat, nelabai ką. Ir tikrai tas dešinys kanalas, kairys kanalas, jie egzistuoja. Ir jūs medituojant pradėsit jausti tiksliai. Ir aš iš senų laikų, paskui aš jau pradėjau pamastyti, reiškia, aš ir gydžiausi ir važiavau ten, bet, reiškia, man neuritas ir pripažino, reiškia, kad kodėl aš nematau. Taip, priežastis nervuose. Tai čia nieko naujo, čia viskas suveda į nervus, o paskui ilsėtis nesinervuoti. Nu, mes dabar jau senjorai, mums nėra ko nervuotis. Ačiū Dievui. Tai va tokį turėjau įdomų patirtį, paskui po kelių dienų galvoju, nu gal aš sapnavau, nu bet ne. Jo, kažkas tokio. Ir mūsų mokytojas Šeimadažė, kaip ir sako, jeigu jūs ateinat medituoti dėl sveikatos, tai viskas tvarkoja, suveiks sveikata, nes negali nesuveikti, jeigu kundalinį pažadinta energija teka. Bet tai jeigu jūs turite didesnių tikslų, pavyzdžiui, ten pajausti, patobulėti, pakilti į aukštesnę būseną, tada ta visa sveikata yra kaip šalutinis efektas, tiesiog savaime aišku. Savaime pasitaiso. Aišku, jogai susirga kartais ir gripu, jogams gali būti ir kažkoks ten skausmas, ten dar kažkas, bet tu jau žinai priežastis. Ir jau tu žinai, kaip galima sugrąžinti save į balansą. Tu gali kažkaip pastiprinti save. Ne tik tai kaip nors ten, nežinau, vaistas arba pralaukti, bet gali tiesiog savo subtilę sistemą judinti, tvarkyti ir maitinti. Ir žodžiu, labai ačiū, kad pasidalinat. Tai labai fain. Nu, taip, tik tai taip, truputį kuklinaus galvojus, kai nu kažką jau. Kažkada jūs pasakėt, kad ar parašėt, neatsimenu, kad kažkaip lyg tai nieko nejaučiat. Ir man taip ir liko, kad keista, nes aš tai labai gerai jaučiu, kad kiti jogai irgi jaučia. Ir man taip liko jūs dėmesį iš tikrųjų. Taip visada. Na, ačiū, aš tikrai jūsų dėmesį pastebėdavau, labai ačiū ir labai džiaugiausi. Kad yra Bet dėmesys tai dėmesio, bet ta prasme man liko toks klaustukas. Dabar praeis kažkiek laiko, praeis kelios savaitės, gal jūs pamėgosit pati, ar atsidarys, nes gal kitam žmogui ir neatsidaro. Tai man šiandien tai toks kaip saldainis, kad jūs pasidalinat. Aš medituoju ten, bet atsisuku jūsų įrašus, po kelintą kartą pereinu. Bet pabandykite ir be jokių įrašų. Nu, tada atsigul. Bet tai galėjo būti, kad tas dešinysis mano kanalas iš senų laikų užblokuotas. Nu, aš turėjau problemų, tų emocinių visokių. Absoliučiai galėjo būti. Taip, reiškia. Man toks atėjo mintis iš ten, kad čia taip yra. Tai va tokia dabar. Ir būtent tą, ką jūs pasakojate, kad tarsi pradėjo bėgti, tekėti. Ir yra, kada, nes pavyzdžiui, pradžioj turi kundalinį pakilti. O kai pakyla ir kai sujungia, tada pradeda tekėti. Įsijungia. Toks pliūpsnis. Nu, tai aš ir dabar jaučiu taip. Bet po to man buvo taip lengva, gera, aš visą dieną vaikščiau su šypsena. Gerbėmieji, 4 ryto. 4 ryto, aš jau. 4 ryto. Taip, tai sakyčiau, ateity jūs vesit meditacijas 4 ryto. Okay? Bet viena savo, nebent Vytas. Padarysim elitinį laiką, elitinį 4 ryto tokį būrelį. Mes jau galim, mums laikas, bet kada galim miegoti, bet kada. Nuostabu, fantastika. Tai gerai, ačiū labai visiems. Arūnas rašo iš Šri Lankos linkėjimai. Nežinau, Arūnai, ką jūs ten darot, bet labai fainai, kad parašėt, labai ačiū. Ir visiems gero savaitgalio ir tegul teka. Ir, žodžiu, susitinkam antradienį vakare. Ačiū jums širdingai, geros dienelės.
10 metų dėkėjom visiems.